Labadiena visiems, sveiki įsijungę Vaiko teisių TV, Vaiko teisių televiziją. Dar paraginsiu, bet iš karto kviečiu ir prenumeruoti, kad nepraleistumėt ir kitų pokalbių, o aišku, linkiu tikrai nepraleisti ir šio. Aš esu žurnalistė Živilė Kropaitė, šiandien kviesiu su vaiko teisių gynėjais ir kitais ekspertais kalbėti apie tai, kokią įtaką smurtui tarp vaikų daro lyčių stereotipai. Jeigu jūsų vaikas grįžo iš darželio sakydamas, ne, aš tikrai niekada nebesirengsiu šitos striukės, nes ji yra mergaitiška, arba kokia nors panaši pastaba, tai gali būti, kad šitas pokalbis itin jums bus aktualus, bet apskritai, kalbant, tai turbūt visuomenė keičiasi, laisvėja, bet nuostatos išlenda ir vienaip ar kitaip pasiveja mus ar mūsų vaikus, tai mes šiandien pasikalbėsime apie tai, kodėl lyčių stereotipai gali būti žalingi vaikui, net jeigu atrodo natūralūs, įprasti, 100 kartų girdėti, kaip jie skatina smurtą, patyčias tarp vaikų ir kaip visgi kalbėtis, kad nebūtų tų stereotipų, kodėl svarbu, kad jų nebūtų, kuo jie žalingi. Tai tokia yra šiandien mūsų tema ir su mumis yra 3 puikūs pašnekovai. Šalia manęs Lietuvos psichologų sąjungos narė, vaikų linijos psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Sveiki. Sveiki. Taip pat yra vaiko teisių gynėjas Deividas Aidukas šalia jos. Taip, laba diena. Laba diena. Ir su mumis yra taip pat ledo ritulio trenerio asistentė, mados dizainerė Rugilė Paražinskaitė. Sveiki, Rugilė. Ačiū labai, kad prisijungėt ir kad su mumis pasikalbėsit. Man pirmiausia norisi, kad mes paklaustumėm vaiko teisių gynėjų, kodėl jiems šita tema atrodo svarbi, kodėl jie ją inicijavo, kodėl, iš kurio kampo jums jį rūpi. Taip, tai kaip jūs ir minėjot, Živilė, ar ne, tai stereotipai yra viena iš priežasčių, dėl ko kyla patyčios, vaikų emocinė savijauta prastėja, dėl ko atsiranda netinkamas vaikų elgesys ir panašiai. Tai tas stereotipų gajumas, ar ne, taip pavadinkim, iššaukia kitas problemas, kurios įtakoja vaikų savijautą ir netinkamą elgesį, su kuo pastaruoju metu dažnai susiduria mūsų vaiko teisių gynėjai. O susiduria su kokiom konkrečiom situacijom susijusiom su pašaipa iš to, kad ten apsirengiau neva per mergaitiškais arba per berniukiškais drabužiais, arba lipau, nežinau, kur nors kopečiom, o čia tik mergaitės, kam nors atrodo, negali lipti, o berniukai tik turi lipti. Ar yra kažkokių konkrečių situacijų, apie kurias kalba tėvai arba vaikai ir kurios pasiekia jūs? Taip, tai jūsų nurodyti pavyzdžiai tikrai patenka į mūsų tą spektrą. Taip pat yra, sakykime, konkrečių situacijų, pavyzdžiui, kaip iš berniuko yra juokiamasi, tyčiojamasi, kad jis, pavyzdžiui, pasirinko ne sporto būrelį, futbolą, krepšinį, o pasirinko šokius, dainavimą ar choreografiją, baletą ir panašiai. Tai iš tokių pasirinkimų, ar ne, ir šalia pridėjau stereotipus, kad tai, vadinkim, nėra berniukiškas užsiėmimas, tada kyla patyčios, kyla tas, nežinau, psichologinis smurtas ir iš to turim pasekmes, ar ne, tai vaiko išgyvenimą, galbūt netinkamą vaiko elgesį, nes tai vaikas supranta kaip savigyną ir norą įrodyti, ar ne, kad berniukui sakom, kad tu esi mergaitiškas, nes pasirinkai baleto būrelį, tai jam kyla noras parodyti, ar ne, kad jis yra berniukas, noras rodyti jėgą, ir ta jėga turbūt pasireiškia ir per smurtą. Dažnai turbūt noras pasireiškia tiesiog mesti tą būrelį irgi išgirdus tokių patyčių, ar ne, ir mes apie tai galėsim irgi pasikalbėti. Rugilė, ar ledo ritulys yra irgi tas sportas, kuris labiau neva anot kieno nors tinka berniukams? Anksčiau, prieš 10 metų, tai taip, daugiau galėjom pamatyti ir išgirsti replikų ir įvairiausių. Na, anksčiau aš, kai pradėjau sportuoti su berniukais... Kiek metų jums buvo? 8. Tai tikrai išgirsdavau ir žaisdavom Kauno Akropolyje, dar buvo ledas
įstiklintas ir visi žmonės galėdavo matyti. Tai čiuožiu ir visą laiką matydavau, kai žvilgsnį į mane, mano kasą ir tikrai žmonėms ta nuostaba buvo. Dabar galėčiau pasakyti, kad yra daug mažesnė, nes mūsų visuomenė yra daugiau mačiusi, pasakysiu šitaip. Ir jinai yra šiuolaikiškesnė, modernesnė. Daug kartų mažiau gali išgirsti ir mergaitės yra daug drąsesnės. Kurias jūs dabar pati treniruoja. Taip, ir tikrai galiu žvelgti juose aistrą, norą, susidomėjimą, tai tikrai matosi ir manau ateityje bus daug mažiau. Dar mažiau, taip, bet ar jūs pati, kai matydavot tą kasą, kažkas matydavo, kaip sakot, jūsų kasą ir jūs manot, kad ją ir matė labiausiai ir matė, kad čia ledo ritulį žaidžia mergaitė, ar jūs visgi ir sulaukėt kokio nors komentaro kada nors ir tokios patyčios? Ar tik toks atrodymas, kad... Ne, šiaip Kaune aš pas tėtį pati pirma mergaitė buvau. Ir galbūt viskas prasidėjo nuo mano šeimos, kad nebuvo skiepita, kad čia yra berniukiškas sportas. Mano tėtis visą laiką kažkaip pastumėjo mane. Tėtis ledo ritulio treneris. Taip, ir aš kažkaip nepastebėdavau. Bet gal tėčio užnugaris tada lėmė, kad jeigu tik kas nors kokį nors žodį čia apie tai, kad mano mergaitė netinka žaisti ledo ritulį. Buvau lygiavertė komandos narė. Aišku, berniukai kartais pasistumtydavo, kad trukdydavau, kad pasitrauk, kad pratimą per lėtai darau. Tai taip, tikrai taip. Bet kad kažkokių replikų nesulaukdavau. Galbūt į tai nekreipdavau dėmesio. Nekreipdavau dėmesio, tai čia turbūt, kad irgi pasakytų tvirtas stuburas, daug pakankamai meilės vaikystėje gauta. Tai nežinau, čia paklausim Smiltės, bet noriu dar irgi truputėlį apčiuopti. Pati jūs irgi lankotės mokyklose, talentingų vaikų ieškodama, arba tiesiog vaikų galinčių žaisti ledo ritulį ar norinčių. Negi vis tiek nebūna kokiu nors. Tai va, yra berniukas, jį galiu pasiūlyti. Žinoma, tikrai eidavom į mokyklas. Ir vienas pavyzdys yra tikrai, kur man įsimintinas iki dabar. Ir skaudus vis dėlto, tikrai skaudus. Nuėjome į vieną klasę ir tiesiog turėjome rankose skraičių. Ir visiems sakome, pakelkite rankas, kas norėtų išbandyti, paduosime skraites, labai jūsų lauksime. Ir pakėlė daugiau mergaičių. Tai čia buvo didelė nuostaba, kodėl mergaitės. Ir mes taip apsidžiaugiam jau dalinti skraites ir mokytoja replika tokia metė. Mergaitės, nuleiskite rankas. Nuleiskite rankas dėl to, kad čia yra berniukiška sporto šaka. Tada, kaip suprantu, tarsi nieko ir nepasakėt, ar ne? Taip ir išėjo. Ne, mes vis tiek mergaitėm davėm skraites. Atėjo? Aišku, ne visos, bet buvo, atėjo, pabandė mergaitės tikrai. Aišku, nekalbant su dabartimi, kad dabar ženkliai daugiau mergaičių, jos yra daug drąsesnės, jos yra susidomėjusios, daug ateina, nedaug, bet atėjo mergaičių iš dailiojo čiuožimo, kur, aš ir klausiu, kodėl atėjai, kodėl tave sudomino, sako, ten per lėtai. Ten per lėtai, tai ką rodo, kad mergaitės yra azartiškos, jos yra daugiau veiklos galbūt, gal tai gauna iš šeimos, nes viskas ateina nuo šeimos. Gerai, kaip aš pirmiausia gal prieš tokį komentarą paprašydama tokios asmeninės irgi gal patirties paprašysiu, ar yra tekę kokiai nors situacijai irgi su kuo nors panašiu susidurti, ar apie sportą kalbant, ar apie muzikos būrelį, ar apie bet kokią situaciją, moteris vadovaujanti, kam nors per jauna, dar kažkaip. Aš matyt pradėsiu, jeigu kalbant apie tokią asmeninę patirtį, tai galvodama apie šitą temą prisiminiau, kaip pati mokiausi klasėje pas mokytoją, kuri labai aiškiai siuntė žinutę, kad matematiką moka tik tai vaikinai, tik berniukai. Ir kadangi man pačiai šiaip matematika sekėsi ir labai patiko, tai tikrai atsimenu tą tokį labai didelį neteisybės jausmą, kur
Jeigu yra papildomos užduotis, tai jos duodamos gabiausiams berniukams, bet ne mergaitėms, kurios taip pat galbūt jau yra išsprendusios ir gali būti. Tai galvoju, tai toks buvo kaip vaiko, kaip paauglės, gal toksai noras pasigalinėti ir su tais klasiokais kartais parodyti, kad ir aš galiu greitai išspręsti. Tai čia galvoju, tai čia žinoma jau N metų atgal ir suprantama, kad gal situacija pasikeitė. Bet tam tikrą prasme aš galvoju, taip asmeniškai dirbdama su paaugliais, konsultuodama juos, tai dažnai išgirstu visokių tokių dalykų, kuriuos jiems tenka girdėti. Apie tai pradedant, nežinau, kartais galbūt tai yra netgi ir apie pagalbos prašymą, netikėjimą kai kuriuose situacijose. Aš tai, pavyzdžiui, atsimenu, neseniai teko spręsti tokią patyčių situaciją, kur berniukai, pradinių klasių berniukai, jau kurį laiką kreipdavosi pagalbos į mokytoją, sakydami apie tai, taip sakant, neduodavo į nosį, kaip jau čia berniukams būdinga, sako mokytoja, bet sakydavo, mokytoja, mergaitės mus erzina. Ir pagrindinė mokytoja žinutė, nu tai ką čia jūs tokius bernus, jau čia jau tik neskieskit man čia jau tokių bernų, tai čia nenuskriausi. Ir išryškėjo tada, kai galų gale, va tie keli berniukai tikrai neištvėrė, kažkur jau ten susistumdė, tada aišku, kilo baisus triukšmas, buvo iškviestos berniukų mamos, buvo sukelta žodžiu, kad jie čia. Ir paaiškėjo, kad tikrai berniukai kurį laiką prašė pagalbos ir jos negavo, nes buvo mergaitė, kuri tikrai jos labai piktybiškai erzindavo. Ir ten gal net ne viena ta mergaitė. Ir galvoju, tai va čia toks tipinis pavyzdys, kur visi sako, ne, nu pas mus stereotipų tai tikrai nėra. Mes tikrai visus traktuojam vienodai, visus priimam. Bet štai ateina kažkokia konkreti situacija ir atsiranda, kad mergaitės tai pas mus geros, o berniukai padūkė. Ir va tada jau padūkusius berniukus, nu negeičiau tos mergaitės nuskriaus tokį berną. Bet čia tokia nuostata iš mokytojos atėjo, jau ne iš vaikų, jie tiesiog ėjo ieškoti pagalbos, ar ne? Jo, ir tam tikrą prasme čia matyt labai būna persipinę tie suaugusiųjų vaizdiniai ir kaip jie pasako ir kaip jie sprendžia tas situacijas, tai kartais ir tėvai būna pasako, nu aš tai jau netikiu, kad čia, žodžiu, mano mergaitė kažką tai blogo gali padaryti berniukui. Tai va čia, pavyzdžiui, vienas pavyzdys arba kitas pavyzdys, galvoju, tikrai daug yra iš tokios ugdymo sistemos, kur, tarkim, mokytojai irgi, nu net garsiai kalbėdama nuolatos skirsto, va berniukai pas mus tai yra tokie, o mergaitės tai yra va tokios. Ir tas, nu tikrai, lašas po lašo kapsi kažkokią tokią žinutę vaikams, kol galiausiai jie perima tą. Nu jo, pas mus bernai tai va tokie, nežinau, nemoka, neklauso, nedaro ir panašiai. Nors tai niekada nėra vienalytė grupė. Visą laiką tie vaikai yra labai skirtingi ir skirtingų galimybių. Ir aišku, kita dalis, kur tenka taip asmeniškai susidurti jau dirbant su paaugliais, tai tikrai su kažkokiais tėvų nerimais, kad štai mergaitė nori futbolą. Nu tai kas dabar čia bus? Tai ir dėl to kreipiasi į specialistus. Ir kartais, ne, čia galbūt kontekste, žodžiu, būna kreipiasi dėl kitų sunkumų, bet kontekste išiškėja. Ir kartais, aišku, aš suprantu, vienas nerimas būna, tai kad vaikas patirs patyčias. Jeigu jis pasirenka kažką, kas yra nenormalu, neatitinka kažkokių tokių vidinių grupės, nežinau, normų ir taisyklių, yra baisu, kad mano vaikas skriaus. Ir aš galiu suprasti tą nerimą, žinodama, kad tikrai ugdymo įstaigose kartais tai yra pražiūrima ir ne kartais gal netgi. Tai ir yra kartais situacijų, kur patys tėvai labai nenori, kad vaikas kažkokį pasirinktų, nes jiems atrodo, nežinau, čia nepakankamai rimta, nevyriška, nemoteriška ir panašiai. Tai tikrai esam užaugę tose stereotipų tokiai visuomeniai ir daugybę metų gyvenę natūralu, kad jie vis tiek, nors ir visuomenė laisvėja, gera girdėti, kad tikrai mergaitės drąsiau ateina į ledo ritulį, ar ne, bet kartu tos automatinės žinutės, automatiniai tokie išmokimai ateinantis iš labai seniai tikrai kartais prasimuša. Bet kai sakot, kad nenori į futbolą, bijo leisti, nors vaikas nori, nes patiria nerimą, kad patyčias patirs, bet štai, pavyzdžiui, Rugilės atveju girdėjom, kur jis sako, gal ir sakė man kas nors, bet aš net neatsimenu. Tai ar įmanomas toks variantas, kad nereikėtų net bijot tėvam, kad patirs patyčias, nes gal kažkaip, nežinau, pakankamai vaikas stiprino, ar čia visgi ne visada priklauso nuo to, kaip tu auklėsi ir paruoši? Tai matyt, nuo daugelio dalykų priklauso, bet aš galvoju apskritai, jeigu tėvai jau nerimauja, kad gali vaikas patirti ir tai jį įskaudins, tai labai tikėtina, kad tas jautrumas yra pasėtas bendrai šeimoje. Ir tada manau, kad ir vaikas jautriau pastebės ir pamatys tuos dalykus. Nes yra dalis ir plus aš galvoju, žinot, tai mes į tėvystę irgi ateinam su savo tom emociniam kuprinėlėm, kuriuose esam susikrovę visokių dalykų. Tame tarpe galbūt mes patys patyrėm kažką žeminančio mokykloje ir dėl to nerimaujam.
dėl savo vaiko. Ir kartais nesąmoningai tą nerimą perdodam, nežinau, pernelyg klausinėdami, pernelyg atkreipdami dėmesį. Tai viena vertus tikrai, mums suaugusiems čia yra toksai uždavinys, jis nėra neįveikiamas, bet kartais tikrai sunkus išbalansuoti. Viena vertus tikrai atkreipti dėmesį, kai vaikas patiria kažką nemalonaus, bet kita vertus neužkrauti to nerimo ten, kur jo nėra. Tai tikrai stebėkime, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, stebėkime, kaip jis jaučiasi būrelyje, bet šiukštu, nepulkime ten kiekvieno atveju klausinėti, ar kas nekomentavo, ar kas ko nesakė, ar ten kažkaip keivai nepasižiūrėjo, nes tie komentarai jie tikrai didina ir vaiko nerimą ir jis tada pasidaro jautresnis bet kokiam. Tai tikrai yra situacija, kur patys vaikai tarsi nepastebi, bet jeigu tėvai labai užaštrina, tai tada tampa tada labai jautru. Čia geras toks momentas, tavęs Rugilė turbūt neklausinėjo, tėtis, na tai ar nesistebi visi, kad tu čia vienintelė mergaitė? Tik didžiavosi, tikrai įdomu buvo, tikrai įdomu ir man pačiai įdomu buvo tos reakcijos galbūt, aš nežinau, gal aš iš sporto perspektyvos aš esu gal stipri, šiaip jautri asmenybė, bet šitoj vietoje esu tikrai užgrūdinta. Tikrai. Kaip, Deividai, jūs tą sąsają tada tarp stereotipų lyčių ir smurto dar suvestumėt? Tai mes girdėjom apie situacijas, kai nenori, nes tėvai nerimauja, kad tyčiosis ir tada tas patyčių situacijos turbūt gali privesti prie smurto. Ar yra dar kokių nors scenarijų, kodėl lyčių stereotipai išvirsta į smurtą? Taip, tai pagrindinė problema ir iššūkis yra patyčios, tačiau ją kartu lydi ir turbūt vaiko, kuris patiria tuos emocinius išgyvenimus dėl stereotipų, lydimos emocijos ir noras būti saugiu, užsitikrinti savo kažkokią saugią aplinką. Tai yra momentas, kai, sakykime, vaikas geriau tada pasirenka, nežinau, užsimti nemėgstamą tą pačią veiklą, tik tiesiog tam, kad prie jo nieks nekiptų, jis neišsiskirtų iš viso rato, nesulauktų papildomo dėmesio. Tas pats mano minėtas pavyzdys, ar ne, apie sporto būrelį ir šokius. Tai jeigu aš pasirinkau šokius ir dabar sulaukiau kažkokių patyčių, pajokų, tai aš gal geriau tada mesiu tos šokius ir grįšiu į tą sportą, kur mane nieks neatkreips dėmesio jo, nors aš jo ir nemėgstu. Tai yra ta dalis. O kai skambina jums, tai visgi dažniau girdisi apie fizinį smurtą ar apie emocinį smurtą kaip padarinį tų stereotipų įsitvirtinimo ir situacijų susijusių su jomis? Taip, tai daugiausia mūsų pranešimų yra, aišku, apie patiriamą fizinį smurtą, tačiau taip pat yra ir psichologinio smurto apraiškų, ypač patyčių, kurios pastaruoju metu persikelia ir į skaitmeninę erdvę, į socialinius tinklus, kur tie besityčiojantis vaikai, sakykime, taip turi didesnę galią, didesnę laisvę, kadangi jie sėdi už ekrano, leidžia savo daugiau pasakyti ir tikrai neretu atveju tos patyčios elektroniniai erdvėje yra kur kas žiauresnės ir stipresnės negu realiai fiziškai susitikus. Jurgitos Smiltės Jasulionės noriu klausti, kaip visgi formuojasi tie stereotipai, nes tarkim, aš galiu savo tokiu asmeniniu pavyzdžiu pasidalinti, aš tikrai vieną iš vaikų vedžiau tokį labai aukšto emocinio intelekto ir didelio emocinio raštingumo darželį, kur atrodė, kad ir visi ten vaikai yra psichologų vaikai ir tokie visi sąmoningi. Ir vis tik tas vaikas atėjo ten su kažkokiu komentaru apie spalvas. Tai kažkur vis tiek turbūt, kad išlindo, bet kaip visgi jie formuojasi, jeigu atrodytų, kad mes visi suinteresuoti, kad čia neskirstytumėm darbų ir drabužių į berniukiškus ir mergaitiškus, bet vis tiek kažkaip atsiranda. Iš kur, kaip formuojasi tie stereotipai? Aš tai užduočiau klausimą, ar tikrai mes visi taip suinteresuoti, kad neskirstytume į berniukiškus ir mergaitiškus? Ir galvoju, tai taip, to sąmoningumo atrodo žymiai daugiau ir kartais šeimose man būna smagu išgirsti, kaip jie sako, pas mus šeima netipinė, daugiau gaminu aš, o ne vyras. Aš galvoju, kaip įdomu, ką reiškia tipinė ar netipinė šeima, žodžiu, kad kai kur tipinė šeima, tai reiškia, kad štai maisto ruošimas yra, tarkim, vyrų darbas, kitur tipinė šeima, kad štai maisto ruošimas yra moterų darbas. Tai paprastai tai šiaip vis tiek tie stereotipai formuojasi vaikui stebint aplinką. Ir galvoju, ir jie prasideda nuo labai anksti. Viena vertus, aš nežinau, netgi turėkime omeny kaip pasitinkamas nėštumo, ar nežinia apie nėštumą, dažnai kas, tai berniukas ar mergaitė. Nu, atrodo, ta lytis visą laiką labai svarbi. Ar ne? Ir yra dalis žmonių, kurie sako, mums ne taip svarbu, žodžiu, kiti labai anksti nori žinoti.
Geras klausimas, apie ką tas noras žinoti, ar ne? Ir paskui aš galvoju, nuo gimimo vaikai vis tiek jie yra apsupami. Aš nežinau, nueikime į žaislų parduotuvę, gal dabar jau rečiau, bet vis dar yra. Tai kam ieškot? Berniuko ir mergaitai. Ar ne? Nueikime į kažkokį, nežinau, drabužių skyrių irgi, tai berniuko ir mergaitai kažko tai reikia. Tai tikrai tas toks skirstimas, jisai, taip, mes gyvename tokioje lyčių sistemoje ir gyvename daugybę šimtmečių, patriarchaliniai tokioj visuomeniai, kurioje iš tiesų, tam tikri lyčių aspektai jie yra ir juos labai sunku išgyvendinti. Tai stebėdami aplinką, matydami, nežinau, girdėdami medijoje, kas vyksta, žiūrėdami filmus ir kitus dalykus, matydami, kaip tėvai bendrauja, girdėdami ugdymo įstaigose kažkokias tai žinutes, vaikai ir išmoksta. Ir tikrai natūralu, kad, nežinau, atrodo, štai mūsų aplinkoje lik nieks nekalba, kad ten ta rožinė yra mergaitiška spalva ir tėtis štai rožinius nešioja marškinius, bet vis tiek vieną dieną gali grįžti su žinutė, kad tai tu čia kaip mergaitė apsirengiai, nes apsirengiai rožinę spalvą. Tai viena vertus, man atrodo, svarbu to neišsigąsti. Ir ką mes nuolat galim daryti, tai nuolat stiprinti vaikų tokį kritinį mąstymą toje vietoje. O kodėl tu galvoji, kad rožinė? O iš ko tu nusprendai? Tai pasakė jisai. O kaip tu, kodėl jisai pasakė? Ir tiesiog tikrai galvoti ir galbūt tikrai kvestionuoti ir pastebėti. Jo, tikrai, gal mergaičių rožinių drabužių yra daugiau. Bet ar pastebėjau, o kas iš mūsų nešioja rožinę spalvą? Gal paaiškės, kad iš vis niekas, nors aš esu už tai mergaitė ar mama, bet man nepatinka rožinė spalva ir čia nieko bendro apie tas spalvas yra, ar ne? Bet apie kažkokį pomėgį ir jausmą, kaip aš jaučiuosi su viena ar kitokia spalva. Tai matyt, tai aš gal tada galiu. O kada vaikai pradeda suvokti lyčių vaidmenis skirtingus ir kad jie tiesiog yra... Jiem vieniem yra kažkokie vieni lūkesčiai, kitiems kiti lūkesčiai. Ar tai irgi yra vos ne nuo gimimo, ar yra kažkoks amžiaus tarpsnis labiausiai būdingas tam? Aš vis tiek labiausiai kalbėčiau apie tokią ankstyvąją vaikystę, tai yra tie 3-4 metai, kai atsiranda ir kalba, ir tokia savimonė aš pats, atsiranda toks atsiskyrimas jau truputėlį nuo tų suaugusių, kad aš esu atskiras asmuo. Ir aš sakyčiau, jau tada vaikai pradeda jausti, nes viena vertus, tai jiems natūralu, kad iš raidos perspektyvos žiūrint, jie tapatinasi su ta pačia lytimi ir jie stebi, tai ką ten daro tėtis, ką daro mama, kaip jie bendrauja. Paskui vėlesniam amžiui, tai pavyzdžiui, kokiam, nežinau, ten 8-9 metų vaikai, tai jie iš vis būna, mes juokaujam, kad statusą tai lemia, kokia faina mama arba koks fainas tėtis. Ir irgi dažnai yra pagal tą pačią lytį, kad, pavyzdžiui, berniukams yra svarbu pasipuikuoti, koks fainas mano tėtis, mergaitėms gal svarbu pasakyti, kokia graži mano mama, ar ne, kaip bebūtų liūdna, bet kartais tikrai, irgi lenda kažkokios tokios gana stereotipinės žinutės. Bet čia galim pasiguost, kad kokie turbūt 8-9 yra tas tėvų toksai dievinimo etapas, kuris vis tiek pasikeičia, jo, ir galima žiūrėti. Bet iš tikrųjų tai gana ankstyvai, kai pradeda jausti, kad skirtingos lyties žmonėms yra keliami skirtingi lūkesčiai ir jie jau tada irgi arba įsipaišo į tai, arba ne. Ir jau čia matyti priklauso nuo to suaugusių paramos, palaikymo, ar jie eis tokiu savo autentišku keliu, ar visgi bandys į tas nematomus rėmelius kažkaip įsitalpinti ir patys. O tie nematomi rėmeliai, kokia visgi jų yra tokia, kaip čia įvardyt, žala, kaip tu, Rugilė, galvoja, jeigu tau būtų sakę, ne, būtinai ten eik į baletą, į kurį tu nenorėjai, ar tu būtum išsigandus, kad iš tikrųjų, nežinau, tau nepatiks ir tu nuo to kažkaip nukentėsi, ar tu visgi būtum taip darius, nes visiems bus ramiau? Sunku pasakyti, dėl to, kad pas mane buvo visai kita situacija. Aš buvau stumiama daryti tai, išbandyti tai, kas man galbūt patiko. Tai asmeninė patirtimi, tai aš esu išbandžiusi labai daug. Nuo dzido iki šokių, smuiką, baseiną, labai daug, tikrai galėčiau vardinti. Tai va, ir buvau palaikoma to. Tai labai sunku pasakyti, ką aš būčiau pasakius, kaip būčiau reagavusi, kokia mano būtų psichologinė. Na gerai, gal tada yra aplinkoje draugių kokių nors, kurios su panašiam situacijom susidūrė, išsigando, kad netiks. Tai žinoma, dėl to, kad klasėje aš kviesdavau pabandyti ateiti treniruotės, įdomiau, taigi draugės, kartu komandoje žaisme. Tai nei viena, tikrai nei viena, dėl to, kad oi, ne, ką tėvai pasakys galbūt, ar tikrai ne, taigi ten nusigausi, kaip tu ten pačiuoži, taigi ten tiek traumų.
Tai be abejo, tikrai taip. O kokia tada žala, ką pasakytų psichologai, jeigu aš vis dėlto išsigandęs galimų patyčių, viso tokio neigiamo fono, neinu visgi į tuos šokius, o pasirenku neva socialiai priimtinesnį sportą berniukams, kažkokį futbolą. Kokia, kaip čia toks tiesmukas klausimas, žala mano psichikai? Bet tam tikrą prasme ir yra, tos rizikos arba grėsmės, kurios gali kilti, kai esi įspraudžiamas į tuos nematomus rėmus, tai pagrindinė, man rodos, yra žala tai, kad tu prarandi galimybę atrasti savo autentiškumą. Ir kartais tikrai, nebežinai, kas esi. Ir aš galvoju, tai stereotipai čia yra tik viena tema. Kartais tėvai uždeda tam tikrą lūkestį jau net nesivadovaujant stereotipais, nes tiesiog jie nori, kad vaikas rinktųsi tokį kelią. Ir man rodos, tie žmonės, kurie labiausiai yra paveikiami nuo to stereotipų, tai jo, viena dalis, kad tikrai yra grėsmė įvairiausia, čia va tai, ką ir Deividas pasakoja apie smurtą, apie patyčias, kur tikrai, jeigu mes labai užstiprinam tos stereotipus, jų nepamatome, nepadedame vaikams kažkaip tai jų, nežinau, patys nesirūpinam, kad tos normos plėstųsi, tai tikrai yra nesaugu, yra baisu nepritapti, baisu būti atstumtam, bet kita dalis, kad tikrai aš, jeigu bandau, tada nuolat nerimauju, ar čia tikrai tiksiu, netiksiu. Tai pavyzdžiui, netgi ir taip aš galvoju, kiek yra suaugusių žmonių, kurie ir dabar nedrįsta kažko bandyti, nes netelpa į tą dėželę, ar ne? Nes atrodo, jeigu tai čia kažkaip ne taip bus, arba gal į mane kreivai pasižiūrės. Ir tikrai tai čia va toks nesaugumas, nerimavimas, bijojimas užsimti tai, kas tau tikrai patinka, kartais gal net nebedrįsimas prisipažinti, kas man iš tikrųjų patinka. Tai tikrai truputį prarandi tokią svarbę dalelę savęs. Tai čia yra labai, labai svarbu būti budriems, ar tie mūsų norai ir įsivaizdavimai neuždeda kažkokių pančių vaikų ir neleidžia jam augti taip, kaip jisai galėtų, išnaudojant savo geriausią potencialą ir savo geriausias savybės. Kokie tada yra signalai, kurių turėtų nepraleisti, ir čia gal Deividas gali pasakyti, nepraleisti suaugusiai, kad pastebėtų, kad vaikas kenčia nuo stereotipų spaudimo? Taip, tai čia aišku turbūt pagrindinis dalykas yra stebėti vaiko elgesio pokyčius, ar ne, vaiko turėtų emocijos keistis, nežinau, ar vaikas turėtų pasidaryti labiau užsidaręs, mažiau kalbus, keistis kasdieniai įpročiai vaiko. Tai turbūt būtų tie pagrindiniai signalai, kuriuos reiktų atkreipti dėmesį suaugusiems. Ar dar turim ką pridėti? Aš galvoju, man tai vis tiek atrodo, yra įvairūs būdai, kaip vaikai ir paaugliai parodo kažkokį vidinį skausmą. Ir aš galvoju, tai kartais mes matom, psichologai ir galvoju, vaiko teisių gynėjai susiduriam su kažkokiais kraštutiniais atvejais, nežinau, savęs žalojimu, mintimis apie savižudybę. Ir aišku, jau čia būtų labai jau taip nesąžininga suvesti, kad štai yra stereotipai ir štai vaikas jaučiasi taip. Tai kapsi, ar ne, prieina prie to. Bet jeigu vaikas nežino, kas jis yra, arba jaučia nuolatinį spaudimą daryti kitus dalykus, negu jis nori daryti, ir dar plus patiria, nežinau, atstumimą ar kažkokį žeminimą, tai tie dalykai ir veda į kažkokį didelį vidinį skausmą, kuris gali gauti labai įvairių veidų. Pavyzdžiui, tas pats perfekcionizmas, kuris kartais mums atrodo, wow, kaip nuostabu, vaikas viską puikiai daro, puikiai, bet iš tiesų jis irgi dažnai ateina iš tos tokios baimės, kad jeigu aš nedarysiu, aš nebebūsiu pakankamas, manęs nemylės. Nors gal norėčiau visiškai kitaip kažkaip, nežinau, ne tiek skirti mokslams, bet skirti kažkam kitam dėmesio, kūrybai ir kitiems dalykams. Tai va čia irgi yra ta kaina, kurią kartais vaikai sumoka, kai jaučia, kad negali būti savimi ir negali daryti tai, kas juos, nežinau, augintų ir iš ko jau ten augtų tie sparnai. O tu, Rugilė, dabar pati irgi esi mama, ar ne? Nežinau, kokio amžiaus vaikas, bet koks yra tavo pagrindinis, nežinau, patarimas kitiem tėvam arba išmokta pamoka iš savo tėvų apie tokį, nežinau, besąlyginį palaikymą, ar koks yra tikslesnis apibūdinimas? Tai galėčiau plėtotis, nes labai daug ką norėčiau sakyti tėvams. Aš nesu nei psichologė, nesu kažkokia mentorė, kuri galėčiau čia mokyti tėvus, bet mano patirtis rodo, kad leisti vaikui išbandyti. Išbandyti tai, kas jam patinka. Taip, padėti jam surasti tos būrelius, pasiūlyti, nes jeigu tėvai pasiūlys tik tai atrinkinės, atmetinės, pasiūlys tai vaikas ir eis ten. Tai va, tėveliai tikrai būkite, leiskite vaikui išbandyti tai, kas jam yra nepatogu, nes vaikai dažniausiai galvoja, kad šitas man bus patogu, čia šokiai, čia faina, dainavimas irgi labai smagu, o kažkoksai va ten
šachmatai, ar ten kokie, kaip ir tas pats ledo ritulys, jiems atrodo tikrai nepatogu, čia traumos, aš bijau, bet kol vaikas neišbando, kol vaikas pats savo patirties neturi, jam sunku ir atsakyti tėvams. Tai vat, tėveliai, tikrai drąsiai bandykite, nes viskas priklauso nuo šeimos. Antroji vietoj treneriai, kurie motyvuoja. Bet pirmoji vietoj yra tėveliai, kurie rodo pavyzdį, galbūt rodo meilę iš mano pusės sporto, ar ne? Jie patys sportuoja, rodo tą pavyzdį ir tas vaikas yra, tas sportas jam yra artimas. Tai va, tai linkėčiau leisti vaikui atsiskleisti ir remti jį, nes viskas priklauso nuo tėvų rimties, kaip sakau, kad paremti jį, nes vaikai labai jaučia, kaip tėvai, ar jį paremia, ar jie sutinka, kad čia viskas gerai. Ir girti, nes jeigu čia po treniruotės sakys, kad ne taip koja dėjai, ar tu čia blogai nesistengiai, tai tas vaikas ir demotyvuotas bus. Tai dabar, kai kalbėjai apie tai, kad patys tėvai mėgtų sportą, aš prisiminiau tokį komentarą iš vienos psichologės, kai sakiau, ką man daryti, aš labai noriu, kad mano vaikai sportuotų. Tai man kažkaip sako, tai sportuos, jeigu matys, kad mamytė mėgaujasi savim. Tai aš taip lyg ir ne visai supratau tą komentarą, bet čia yra sąsaja, ar ne? Aš, kaip pasakyti, ne visą laiką gal vaikai daro tą patį, ką daro tėvai, bet man rodos, kad yra labai svarbi dalis, tikrai, kad mes savo pavyzdžių irgi, jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie tos pačius stereotipus, kad ir mes nebijotume laužyti tuos stereotipus, ar ne, ir mes nesistengtumėm įsisprausti, arba reflektuotume savo patirtis, kaip pasijutom įsprausti į tam tikrą stereotipą. Pavyzdžiui, aš kartais, kadangi irgi turiu galimybę dalyvauti skirtingose ten radio laidose ir kitur, būna, kad, pavyzdžiui, pajuntu, kad štai tikri pokalbiai vyksta tarp vyrų, kurie yra laidoje. Ir visą laiką yra, jeigu, pavyzdžiui, dalyvauju aš ir koks nors mokyklos direktorius ir laidos vedėjas yra vyras, tokia aš jau jaučiuosi kartais toks priedukas prie to. Ir aš, pavyzdžiui, tada dalinuosi, tom patirtim irgi ir su savo aplinka, ir savais vaikais, tam, kad irgi galėčiau, pademonstruoti, kad, detalėse kartais atsiskleidžia. Tai nėra, nieko žeminančio man nedaro tiesiogiai, ar ne? Bet yra, bet kažkas turi daugiau galios, kažkas, jau ten rimčiau kalbasi, ir kažką tarsi mažiau kreipia dėmesio. Ir man rodos, tai tada didina ir vaikų budrumą, ir padeda, ir taip pat tas pavyzdys, man va čia gal aš tą pavyzdį labiausiai akcentuočiau. Pavyzdžių, tiek laužydami tuos stereotipus, tiek nevadindami dalykus vyriški, moteriški, tiek reflektuodami tas patirtas, kurias ir patys patirime savo aplinkoje. Bet jeigu jau mes, Deividai, visgi atsidūrėm tokioje situacijoje, kai patiriam konfliktų dėl lyčių stereotipų, nežinau, ar yra gal kokie būdai mokyti vaikus nesmurtu spręsti konfliktus, gal yra kažkoks dar nepadarytas žingsnis, kurį vaiko teisių gynėjai norėtų perduoti tėvams ir vaikams? Taip, pirmiausia, aš labai pritarčiau Rugilės išsakytai pozicijai, kad tėvai vaikams turėtų leisti, ar ne, bandyti, nežinau, suklysti, vaikai turėtų būti savim, neturėtų būti verčiami, kaip ir Rugilė minėjo, galbūt lankyti būrelius, kurie patinka tėvam ir panašiai. Tai yra pagrindinis momentas. Taip pat akcentą turbūt norėčiau uždėti ne tik į tėvus, bet į visą aplinką, kuri supa vaikus. Tai yra lygiai taip pat mokytojai, būrelių mokytojai turbūt ir šiaip visa bendrai visuomenė, ar ne? Nes taip pat, ką sako tiek Smiltė, tiek Rugilė, ar ne, ir mes kaip vaiko teisių gynėjai jaučiam tą stereotipų mažėjimą, bet kad ir kaip tai bebūtų gaila ir skaudu, bet tie stereotipai vis tiek vis dar yra. Tai mano toks turbūt prašymas, noras ir siūlymas būtų leisti vaikams ar nebūti savimi, o dėl pačių konfliktų sprendimo būdo, tai irgi lygiai taip pat mokyti vaikus tų strategijų, sakykim taip, kad, nežinau, konfliktus, problemas galima spręsti pokalbių, diskusiją, kažkokių kompromisų ieškojimų ir panašiai. Tai yra darbas, kurį turi mokėti ir išmokti ne tik vaikai, bet ir patys tėvai ir vaikus supanti aplinka.
Mes labai daug pakalbėjom apie būrelius ir tokį nevertimą, lyg tai eiti ten, kur nesinori, bet kadangi yra įsibėgėjantis, įsivažiuojantis mokslo metai ir kaip tik galbūt tas laikas, kai tėvai ir svarsto, kaip čia daryti su tais būreliais, kaip neperkraut, aš negaliu nepaklausti, kas visgi yra toks tinkamas požiūris visai neverst ir ten nesiūlyt, vieną kartą nuėjo nepatiko ir taip ir klausyt vaiko, ar visgi reikia ilgiau pabandyti, kad jisai palankytų ir tada nuspręstų. Koks čia yra protingas patarimas, nes tas toks besąlygiškas sakymas neverst eit ir visai ten leist, kur nori, nenori, tai gal čia irgi yra toks ribų nebrėžimas truputėlį. Nu, matyt, čia nėra tokio gal vieno paprasto atsakymo ir gal kiekviena šeima kažkaip atranda savo kelią. Viena vertus, tai manau, kad, tarkim, vėlgi derintis, kad pabandom vieną kartą ir tada žiūrim, ar bandom ten toliau, tai atrodo irgi yra viskas tvarkoj, bet galbūt nereikia ten užsibriežti 20 būrelių išbandyti po vieną kartą čia per šitą sezoną ir turint irgi, nežinau, galų gale kalbant ir apie, nežinau, šeimos finansinės galimybės, nes vėlgi, nu, kiekvienas tas apsilankymas, jisai gali turėti savo kainą, ar ne, kurią reikia sumokėti. Ir paskui drąsinti vaiką, aš manau, kad čia tikrai viena vertus yra svarbu drąsinti, išbandyti, bet tada jau randant kažką, kas jam patinka, susitarti, tarkim, sezonui, kad jisai lankys tą dalyką, išbandys. Ir tam tikrą prasme čia yra svarbi dalis, tada irgi pasakyti, kad, žinai, natūralu, kad procese gali kilti sunkumų, gali ne viskas taip gerai sektis, arba ten, nu, vat, nežinau, pradėjai lankyti, labai viskas patiko, tada gali pradėti kažkas, yra svarbu pabandyti, išbandyti daugiau, perlipti tuos dalykus, nes tie dalykai mus augina. Bet vėlgi, jeigu matom, kad vaikui tikrai labai kažkaip tai negera, tai versti būtinai užbaigti tą sezoną irgi būtų ganėtinai nesąžiningai ir kartais gali nujaustas kaip toksai, nežinau, smurtas arba toks bereikalingas spaudimas. Tai vat kažkaip nėra labai paprasta. Man rodos, kiekvienoje situacijoje mes turim taip labai individualiai pasižiūrėti ir vienur galbūt taip labiau padrasinti. Galų galia, man rodos, labai svarbi dalis yra suprasti. Visą laiką pabandyti suprasti, ką reiškia nenoriu, ką reiškia man ten nesiseka ir kartais tikrai pamatyti, jeigu tai yra, nes būna, pavyzdžiui, situacijų, kai vaikai tikrai jaučiasi, nežinau, žeminami konkrečioje vietoje, arba yra kažkoks konfliktas tarp ten lankančių vaikų. Ir tada tikrai jau jį versti tik dėl to, kad mes taip susitarėm, irgi būtų neokiai. Tai tada mes turim ieškoti, kaip jam padėti įveikti, arba galbūt jau patys nueiti ir kalbėti su būrelio vadovu apie tai, kas vyksta tarp vaikų. Tai kiekviena situacija gali būti labai skirtinga. Man rodos, kad svarbu yra išbandyti ir paskui vis tiek su vaiku bandyti derinti, kad jisai tikrai patirtų biškį tą procesą, nes matyt, vėlgi galvojant ir kadangi turim čia, ne, Rugilę, kuri ir dirba to neformaliam ugdyme, galvoju, nu tai Rugilė tikriausiai irgi niekada nebūtų tapusi netreniravusi vaikų, jeigu nebūtų kurį laiką lankysiu. O sunkumų matyti irgi visokių galėjo kilti tame procese. Man rodos, nėra jau tokio proceso, kad tik sviestų patepta. Tai gali būti. Aš esu girdėjus tokį patarimą, kad maždaug leiskit bent pusę metų palankyti, kad suprastų, ar patinka ar ne. Tai nežinau, man atrodo, gal ir visas sezonas. Ką jūs sakot? Aš norėčiau pridėti, kad vaikai, kai ateina, jiems sunku ir jiems nepatinka. Dėl to, kad čia reikia dirbti, reikia treniruotis, jiems neišeina, jie nemoka čiuožti. Bet irgi pakartoju jiems, kad palauk. Dėl to ir atei, kad mokintis išmoksi, tau bus daug lengviau. Tai ką turiu omeny, kad kai vaikas įgunda bet kokioj srity, jiems darosi daug įdomiau, jiems tada atsiranda noras daugiau imti iš tos veiklos, tada jie mėgaujasi. Tai teisingai ir sakot, kad reikia truputėlį duoti padirbti, kad jie įgustų. Mes tarsi tėvam tokių pasakėm patarimų, kaip atpažinti vaikų besikeičiančias elgesį arba emocijas. Irgi sakė Deividas, bet pavyzdžiui, gal dar yra kokių nors pedagogams irgi patarimų, kad lyčių stereotipai taip neveiktų, kaip jiems, nežinau, reaguoti, jeigu ateina vaikas iš šeimos, tarkim, modeliuoju čia situaciją ir sako, ten man mama sakė, kad čia yra buvimas šauliu, tai tik tai berniuko profesija. Tai kaip tam pedagogui kalbėti, kad jis tarsi nenuneiktų tos šeimos patirties, bet ir nestiprintų stereotipų? Nu, man atrodo, kad tikrai apskritai bendrai suaugusiems, bet aišku, kad mokytojai, kurie yra šalia vaikų, jie turi labai stiprų vaidmenį. Tai pradžioje aš gal pradėčiau nuo to, tai tikrai, kad tai yra labai svarbu
nuolat būti savo atidžiam ir pabandyti suprasti, kokias aš žinutės siunčiu. Ir vat, kaip sakiau, tą pavyzdį apie tai, kaip, berniukai tai jau čia tikrai nebus skriaudžiami mergaičių, nesgi čia mergaitės tai jau čia silpnoji lytis, o berniukai tai jau čia stiprioji ta lytis. Tai yra vienas iš pavyzdžių ir viena vertus galvoju, atsitikus tokiai situacijai, tikrai būti, tokiam biškai savikritiškam ir pagalvoti, kaip aš kitą sykį galėčiau, kažkaip, nežinau, nenumenkinti ten berniukų ir panašiai. Arba, pavyzdžiui, tikrai yra situacijų, kai patys pedagogai tarsi nepastebi tų egzistuojančių normų ir atsimenu vienam seminare su viena mokytoja daug diskutavom apie trumpus ilgus plaukus, žodžiu, berniukų tarpe ir jinai niekaip nematė nieko blogo, kad štai yra ten 4-okas, kuris ateina ilgais plaukais, jinai vadina jį mergaičiukė. Ir kažkaip jie atrodo, bet jisai toks gražus kaip mergaitė, sako. Ir aš galvoju, ir čia vyksta diskusija kolektyve, kur sako, pas mus normų nėra. Pas mus yra, žodžiu, viskas platų, kaip kas nori, taip tas reikiasi, kaip kas nori, taip. Tai va čia yra ta dalis, kur man rodos, mes tada turim ir savo komandai kelti klausimus, pastebėti dalykus, mokėti teikti vienas kitam grįžtamą į ryšį, atkreipti tai, žiūrėkit, gal čia ne visai yra tvarkoje, kad mes va tokius dalykus sakom, ar ne? Tai čia, man rodos, irgi yra labai svarbi dalis. O jau kalbant apie tai, kaip vaikai atsineša tam tikras temas, tai aš galvoju, galbūt čia irgi galima tada pagalvoti, jeigu nesinori vaiko pastatyti tą tokią vidinio konflikto situaciją, kad štai man tėvai sako taip, o aš tai sakysiu visiškai kitaip, o tai gal mes galim pasidaryti etikos pamokos, gyvenimo įgūdžių pamokos, erdvės diskusijoms apie tai, kas čia kam dera, nedera, vyriška, moteriška, ar čia egzistuoja, neegzistuoja tie dalykai, jos yra labai daug. Bet dar vienas dalykas, kurį tame kontekste irgi dar noriu paminėti, nes kažkaip tai labai noriu atkreipdėmėsi čia tiek suaugusių namuose, tiek suaugusių mokykloje, kad šiaip tai dar turėkime omeny, kad šiaip mūsų tas gyvenimas sukasi tokiam spiraliam ir atrodo, mes kalbam apie tokią laisvėjančią visuomenę, mažiau stereotipų, daugiau laisvės, bet mūsų dabartiniai paaugliai socialiniuose tinkluose labai daug gauna informacijos, kurioje yra stiprėjantis toksinis vyriškumas, manosfera, žeminantis požiūris į moteris. Ir mes kažkokiu būdu atsisukom vėl į kažkokį tą tašką, kuris atrodo jau istorijoje tarsi buvo praeitas ir dabar lyg daugiau kalbam apie lyčių lygybę. Tai čia irgi yra labai galingas poveikis paaugliams ir daug dabar kalbama, ypač vakarų pasaulio šalyse, apie tai, kad paaugliai, būdami tik tokie, jie papuola į tą burbulą žinučių ir tas tokio, žodžiu, grįžta tarsi į madą, čia taip grubiai pasakius, vėl tos pačios žinutės apie, nežinau, nevertingas moteris, kuriom ten negali duoti pinigų, nes iš karto išleis, arba kuri turi būti graži ir puošti vyrą ir netrukdyti jam skleistis ir panašiai. Ir serialas tas, kuris dabar daug apdovanoja. Taip, adolescence, paauglystė, ar ne? Tai jis iš esmės kalba apie tą patį, ar ne? Kad tikrai, tai irgi būkime budrus, kad mūsų žinutės yra viena dalis, bet paskui paauglystėje jie vis tiek gyvena savo gyvenimą ir iš ten irgi gauna daug žinučių. Tai tikrai galvokim ir apie tą socialinių tinklų galimą žalą, kuri prisideda prie to. Gerai, kad mes dabar apie tai užsiminėm ir dar noris net ir labiau paakcentuoti ir pakalbėti ir tada jau visai turime eiti į pabaigą, bet pasakykim, jūs visi irgi ir kiti savo mintį dėl ekranų ir socialinių tinklų žalos, tai čia vėl mes atsidursim ten pat, sakydami turbūt, kad visgi turim sąmoningai padėti paaugliam vartoti turinį ir kažkaip jį riboti, ar ne? Ar yra dar kažkas svarbaus, ko negalim čia praleisti, Deividai? Tai čia turbūt visiškai pritarčiau Smiltės išsakytai pozicijai, kad mes su socialiniais tinklais, TikTok'u ir panašiai grįžtam atgal į tą poziciją, iš kurios startavom. Lygiai taip pat tas puikus pavyzdys, ar ne, moters nuvertinimas, ar ne, ir įvedimas į tą poziciją, kad tai yra lyg vyro kažkoks priedas, puošmena ir taip toliau. Tai irgi žiūrint į ateitį, toks matymas ir pozicija gali sukelti tikrai didelių iššūkių ir problemų mūsų visuomeniai. Rugilė, kiek pavojų slypi TikTok'e ir kitose socialinėse medijose, kalbant apie lyčių stereotipus, ką stebi pati? Labai turbūt nustepsit, bet neturiu TikTok'o. Labai sunku ką pakomentuoti. Bet mergaitės, kurias treniruoja, turbūt turi. Taip, tai žinoma, matau kaip ir pašoka. Gal pridėčiau, kad viena vertus tikrai ten yra tų pavojų, nes jie gauna ir visi socialinių tinklų algoritmai veikia taip, kad pasodinti tave tam tikrą burbulą. Tai, tai kur tu parodai dėmesį, tą informaciją tave užbombarduoja.
Bet kita vertus, socialiniai tinklai yra ir galimybė. Ir pavyzdžiui, vienas iš tų dalykų, ką aš stebiu, tai va, netgi drąsa galbūt išbandyti kažkokią veiklą gali būti dėl to, kad aš kažkur pamačiau, kad ne tik tai, nežinau, mergaitės tą veikia, arba ne tik berniukai tą veikia. Arba, pavyzdžiui, drąsa kalbėti apie savo emocinę sveikatą kartais irgi atsiranda dėl to, kad socialiniuose tinkluose yra žmonės, nežinau, tuos, kuriuos paaugliai seka, kurie kalba apie tai. Tai tame yra tikrai ir pliuso, bet čia tikrai labai svarbus amžius, labai svarbu, kad suaugę išlaikytų ribas ir neleistų vaikams turėti socialinės medijos anksčiau negu leidžiama, negu yra tos taisyklės, nes tikrai ten tokios pavojingos ir žalingos informacijos yra labai daug. Bet gerai, kad taip šiek tiek subalansavom, nes labai manęs norėjo, kad baigtųsi pokalbių apie tai, kad vien tik prasmeksim būdami tik tokia ir viso gero. Tai žodžiu, būkim sąmoningi ir sekim tai, ką patys kalbam, bet ir matykim, ką vartoja paaugliai ir vaikai turbūt irgi, ar ne? Tai čia toks patarimas, kuris tarsi tinka turbūt, kad ir kitoms problemams susijusioms su vaikų ir paauglių raida, bet šiandien kalbėjom apie lyčių stereotipus ir kaip daryti, kad jie neprivestų prie smurtinių situacijų. Apčiopėm, kad tokio pokyčio yra daug, bet jis negalutinis. Tai vis tiek yra, kur būti sąmoningiems ir kur apie tai kalbėtis ir galvoti. Tai ačiū labai pašnekovams, Jurgita Smiltė Jasiulionė buvo su mumis, taip pat Deividas Eidukas ir Rugilė Paražinskaitė. Ir ačiū visiems, kurie žiūrėjot Vaiko teisių televiziją ir pasekit, laukim kitų laidų, kalbėkimės, nes kalbėjimasis tikrai bet kuriuo atveju didina bendruomeniškumą ir padeda mums spręsti problemas. Tai ačiū, kad esat ir iki kitų susitikimų.